tas patogu, kad jie abudu mato, kas krauna, tas ką dalina. Tas, kuris dalina, jam informacijos mažiau reikia, jisai praktiškai išdalinti tą reikiamą kiekį, nes kai ant kai kurių dalina vieną dalintuvą ant 2 grupių, tai kiek tai grupiai paduoti, kiek tai yra visai atskiros 2 funkcijos, kurios išdalinti leidžia 2 grupėm ir nereikia, seniau neturėdom tos funkcijos. Jeigu sukrovai ten 2 grupėm, tai turi pasakyti jam, va tai grupiai palik va tokį kiekį, o dabar jisai, kaip sakyt, leidžia šitą programą užstatyti krovimo 1 kiekį, o išdalinimo 2 kiekius. Jisai nereikia jam galvoti palikti ten toną ar pusantros dar tai kitai grupiai, kad atliktų pašarų. Būna ekranas su svarstyklėm, dabar čia viskas yra. Nu, tai tas, nuo to ir mes pradėjom. Ekranas su svarstyklėm, traktoristui rankoje popieriukas, krovimo popieriukas, žiūri svarstyklės atsisukęs, susikraunas pagal tas svarstyklės, kaip jam atrodo, kontrolės. Tada jokios nebelieka, nes tik pasitikėti jo žodžiu gali. Taip padariai, taip padariau. Varnelę uždeda. Uždeda, taip padariau. Tas krovikas praktiškai svarstyklės tik jam, kad išsikrauta kiekį. O dabar ties praktiškai tik tai šėrimo dienos eigoje, jeigu turi kažkokių įtarimų ant tako, pastebėjęs, kad kažkas gal ne taip, einu pasižiūrėsiu. Viskas kompiuterė, visa legenda tenai. Visi, kas nori, realiai gali prisijungti, duomenis pasižiūrėti. Bet kas, aš iš namų galiu pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai dabar jisai ten susijungia pas save, ar ne, viską? Jo, jis pasirenka grupę ir prasideda. Ir jisai mato pas save lygiai tą patį, ar ne? Viskas lygiai tas pats, kaip pasididesnis ekranas. Mūsų prašo 128, atsinaujinom iki tam tikros skaičiaus ir vėl kraunasi. Dabar įsikrauna soja, ne? Čia kur svoris viršui, tai kiek dabar pakrauta yra? Dabar yra pakrautas 3 tonas. Šitai grupiai reikia 187 kg rapso. Čia paskui rodo sekantį komponentą. Tai čia viską realiai tam ekrane ir jūs ir jisai vienodai matot, ar ne? Jo, taip, vienodai. Patogu? Patogu. Metas į virš. Čia tiksliai matot, kiek reikia sušert, ar ne? Tikslas kiekis yra pakrautas ir mes matom, kiek mums liko išdalinti. Išdalinti reikia. Šita programa labai gera, nes tiek kolega, tiek aš turim tos telefonus ir pavyzdžiui būna tokių momentų, kada jisai man pakrauna pašarą ir jisai turi važiuoti kitus darbus. Ir aš dalinu, jisai mato visus kiekius, kiek man liko išdalinti. Pagal tą jisai gali orientuotis, kada jam reikia parvažiuoti atgal į pakrovimą. Jeigu nėra labai svarbus darbas, jisai gali pabaigti ten tą darbą ir grįžti. Pamatęs, kad pas mane jau pasibaigė pašaras, supranta, kad viskas jau su ta grupė karvių pašerta. Ką mes čia turim? Yra, ką mes dedam, visi ingredientai suvardinti, yra, ką mes gyvulių šeriame ir tiesiog iš kiekvieno ingrediento mums pasidaro racionas grupių. O tiek turime šėrimo takų, kuriais važinėja dalintuvas. Tai va, ir tada jau einam į pačią sistemą, leidžia sudėlioti kiekvieną ingredientą pagal, kaip ir minėjau, gyvulio racioną, kiek kam ko gyvuliukui reikia. Grupę galim eiti ir koreguoti. Va, trečioje grupėje yra gyvulių kiekis, jis aišku kintantis yra, pasididinam gyvulių kiekį pagal tiek, kiek pas mus yra šiai minutei. Didinam, mažinam, kad atitiktų irgi suėdamumo kiekį pašarų. Programa sudėlioja vienam gyvuliui, bet jie jau programiškai delninukę mato, kiek reikia krauti viso. Jau šienainis, tai ten automatiškai programa šienainio kiekį daugina iš gyvulių kiekio ir žino, kiek reikia sudėti kilogramų.
kad galutiniam variante jie turi neperžengti va šitos ribos. O šitą ribą, kad neperžengtų, leidžia šitą programą pasižiūrėti, kaip jie atliko savo darbą šėrimo gale. Tiesiog minučių tikslumu, kada šėrimas pradėtas, kada šėrimas baigtas, kiek laiko šėrėsi ir ką sušėrė, kaip čia kilogramo pavidalu ir kiek buvo užplanuota ir kiek įkrovė. Juostelė rodo, kad viskas procentų paklaida neviršyta yra. Ir taip kiekvieną grupę galima pasitikrinti, jeigu viskas tvarkoja, viskas atrodo gražiai, kol neišlendavo tokia eilutė. Raudona, jo. Ir tada mes jau ją pasižiūrim. Aišku, čia kažkoks nedidelis bus, ne visa raudonuoja, bet mes galim įlysti į vidų ingrediento šėrimo ir pasižiūrėti, kurioje vietoje reikia pasitempti jam tikslumo. Jeigu tiksliai gražiai sudėta, viskas eina, neraudonuoja. Čia jau matos iš karto, kad receptas 127 turėjo būti, įdėjo 200. Ir jau signalizuoja, kad padaryta čia yra klaida. Tu gali detaliai pasižiūrėti, kuris ingredientas įdėtas ne tokio kiekio, koks priklauso. Vat ir nedidelis nukrypimas, bet jau matai, kad šitoj vietoj padarytas yra netikslus pakrovimas. Išsidetalizuoti kiekvieną gali esantį komponentą. Labai patogu stebėti ir save kontroliuoti ir dėl kiek tu sunaudoji mėnesio, už kurį tu nori periodą ataskaitas tiesiog ir pašarų nurašymui ir pasižiūrėti, kiek tu per metus sunaudojai, visą įsitrauki už metus, už kurį nori periodą, kaip sakyta, ataskaitas darytis gali. O tai tavo tikrinimą tokį ar ne, vis tiek turit kažkokį planą, kada jūs atsisėdat ar ne? Jo, aš kitą kartą, kaip sakyti, sistemingai nėra, kad minutė tikrinu, bet tarkim pasikeičia man šėrimo komanda. Jau aš matau ant takų, tarkim, kad pašerta buvo visas dienas teisingai, bet kitą dieną pamatau, kad jau per daug man pašarų arba per mažai liko, arba per daug. Tada lendu čia žiūrėt, kame reikalas, ar pašarai pasausėjo, ar šlapesni, kad mažai buvo. Ir tada visa įla pradeda lysti iš maišo, kai pamatai tuos raudonumus. Skaičiukus, jo, matai ir tada kvietiesi vyruką, nes jisai, kuris irgi gal užsimiršta ir galvoja, kad čia mes nepatikrinam ir nepasižiūrim ir paskui ateini specialiai kvieti ir mato, o velnės iš tikrųjų žiūri jie čia. Ne šiaip tik tai, kad ta programa čia stovi, bet jie ją ir žiūri. Man kažkokį įtarimą jau kyla, aš tada turiu kaip ir į ką pasižiūrėti. Ir tada jau mes kalbame su vyrais, kad jau vyrai biškį atidžiau pradėkite daryti. Tada jeigu tas rodo didelį paklaidą, tada vedat prie šito, ar ne? Prie to ne, jie jau prie šito ateina darydami prieš. Jeigu po to, tai jau šaukštai po pietų. Galima pasisverti, kiek vam tako lieka, žinai, pašarų. Irgi nuo kiekvieno gyvulio tuos likučius įsivertinti į esamą dalinimo kiekį, kad žinotai, kiek tau reikia dadėti ant likučių, bet stengiamės, kad jau tų likučių nelikinėtų. Grupės ir čia. Grupės, jo. Kiek galvų, ar ne, parašyta iš karto? Kiekvienoj grupiai, kiek turim galvų. Dabar viena grupė, kadangi yra tuščia, nes jo poreikio nėra gyvulių laikyti, nors jau irgi užsipildys, tai va čia viskas irgi įsives. Vat kaip ir minėjau, kad su vienu dalintuvu, kaip šičia gali supliusuoti 2 šėrimo grupės. Bus tokia kaip 2 ir 7, kuris deda, operatorius mato 1 kilogramus, ten tarkim 4 tonas, bet tas, kuris dalina, jis jau matys, kad jam reikia išdalinti 2 grupiai 3 tonas, o kitai grupiai išdalinti ten ar 1,5 tonos. Jis mato 2 atskiras grupės. Jam jau programa rodo, kad ši čia pabaigė dalinti ir tada jau išmeta jam iš karto lentelė, kad 7 grupė tau reikia šerti ir tau 1,5 tonos čia padalinti. Nereikia galvoti. Žodžiu, viskas vienoje programoje, pasiekiama kada norit ar ne? Jo, viskas ir iš namų, ar kur internetas yra ten ir gali įlysti.